10 metų rinkoje. Kiek tiksliai metų? Aš sofarį, 60. Nuo 58 metų. Ir jinai yra sėkminga kompanija. Ir jinai turi vertybės, ant kurių statė visą tą daugiamečią veiklą ir dėl to yra sėkminga. Ir Nelife kompanija sako mums, konsultantams, sako, jūs paimkite šitas vertybės, pritaikykite savo gyvenime ir jums bus lygiai taip pat, jūs tapsite taip pat sėkmingi kaip ir Nelife kompanija. Yra 5 vertybės pamatinės, ant kurių statant, kaip ir ant kelių eismo taisyklių, jeigu jom naudosimės, būsim sėkmingi. Ir pirma vertybė, Nelife kompanijoje, sako, absoliutus sąžiningumas. Būkime sąžiningi savo, savo klientams, savo konsultantams ir visą tai, ką darome, būkime absoliučiai sąžiningi. Aš galvoju apie save, kaip man būti absoliučiai sąžiningu. Kas sako paprasta, man taip sudėtinga, nes būna visokių situacijų gyvenime. Aš galvoju šitaip. Man tai yra siekiamybė būti absoliučiai sąžiningu. Aš siekiu šito. Einu į tai. Aš kovoju galbūt su savim kartais. Bet aš žinau, kad tai yra vertybė, kurios aš siekiu. Aš gyvenu tuo ir yra gyvenimo sričių, kur gal nepavyksta būti absoliučiai. Bet aš siekiu, aš einu ir pastoviai kiekvieną dieną. Būti sąžiningu su viskuo. Pasakiau vieną kartą, kad aš dalyvausiu visuose Nelife renginiuose. Ir jeigu kyla mintis nedalyvauti, aš nesąžiningas savo. Aš turiu dalyvauti. Kodėl? Kad būčiau sėkmingas toje veikloje. Čia vienas pavyzdys. Ir tų pavyzdžių gali būti žymiai daugiau. Sąžiningumas, kaip kiekvienas suprantame, yra pagrindinė, pamatinė vertybė šis gyvenime. Visi žmonės mėgsta sąžiningus žmonės. Ir labai mažai kas mėgsta nesąžiningus žmonės. Turbūt niekas jų nemėgsta. Ypač jeigu tu pastoviai nesąžiningas. Tu esi nebepatikimas. Tu negalima pasitikėti. Ir niekas nenori būti šalia nepatikimų žmonių. Būsi sąžiningas, nesvarbu, kad tu suklysi. Pripažįsti, suklydau. Sąžiningas žmogus suklydo. Visi atleidžia. Tai pagrindinė vertybė. Ir kad aš nekalbėčiau ir nenusiboščiau, nes aš taip kaip čiuk ne pamokslą turbūt kalbu vis taip. Sekmadienis, rytą. Mišios prasidėjo, taip kad. Tai pakviesiu į pagalbą iš čia esančių sėkmingų Nelife konsultantų, kurie statė ir stato Nelife veiklą ant vertybių, kurios yra numatytos Nelife kompanijos. Ir sekanti vertybė yra žmogus pirmoje vietoje. Numeris 1. Jeigu kalbant iš švento rašto, būtų mylėk savo artimą kaip pats save. Ir apie šitą vertybę noriu pakviesti pasidalinti prezidentinės komandos narę, 4 rubinų direktorę, Daivą. Prašau, Daiva. Manau, kad tai yra tavo širdį šitą vertybę, kuri tu visą laiką čia gyvena ir tu visada jo vadovaujiesi. Prašau. Dėkuoju, Algirdai.
Labas rytas visiems, nes su visais dar pasisveikinau. Na, Algirdas labai daug paminėjo apie tą jau tą, ką aš ruošiausi kalbėti, tai truputėlį besėdint mane sugrąžino, kaip truputį pakreipti tą mano pasakojimą, kalbėjimą. Algirdas kalbėjo apie laisvę. Žinot, pirmą kartą gyvenime aš pajutau šitą dalyką ganėtinai turbūt ir anksti. Kai pirmą kartą įsidarbinau, atėjau į darbą, pirmą kartą pajutau tai, kad kažkas atėmė mano laisvę. Ir tada aš nieko daugiau nesupratau, aš tik jutau tą jausmą, kuris mano viduje tiesiog, kažkoks toksai buvo, toks atsimenu darbe, atsiklaupiau, atsitupiau, taip apkabinau pečius ir galvoju, aš nenoriu taip gyventi. O kaip aš noriu? Kaip aš noriu, tai man niekas nebuvo suprantama, nes aš aplinkoje toje augau taip pat, kur mano tėvai dirbo, kur darbas buvo tarsi, pirmoje vietoje. Ir daugiau, žinot, tie dalykai, jie turėjo užaugti manyje. Tos vertybės jos turėjo užaugti. Aš jas turėjau užauginti lygiai taip pat, kaip ir kiekvienas iš jūsų. Po to, kažkada dar prieš New Life, ėjau keliu ir galvoju, ką aš noriu daryti gyvenime, ką aš noriu veikti, kas tai yra man tokio būtų, kad aš eičiau į rytą, kelčiausi ir eičiau su džiaugsmu, su tokia plačia šypsena, laiminga ir kas mane darytų laimingą. Ir aš supratau šitą dalyką, kad toks atėjo atsakymas, kad aš noriu būti tokioj vietoj, kur žmogus yra svarbus, kur tu esi svarbus, kur tu esi reikalingas, kur tu esi tau. Ir žinot, tas dalykas toks, kad ne tai, ką tu blogai padarai, bet ką tu gali, kaip tu šauniai padarai, kaip tu gerai pakalbėjai, daleiskim, New Life veikloje. Kaip tu tą gerai, bet jeigu dar kažką tai padarytum, būtų šis fainai, ar ne? Pagalvokim kiekvienas, jeigu tai būtų auginama visuomenė, ar ne, žmonių. Ir žinot, atėjus į šitą veiklą, aš tą ir pajutau iš karto. Nors aš atėjau dėl produktų, atėjau dėl sveikatos čia, bet pirmiausia pajutau, kad čia yra tai, apie ką aš galvoju, svajoju. Pirmas, kai mes pasižiūrėsim, ar mes skaitysim Bibliją, ar mes domėsimės visatos dėsniais, abiejose vietose yra parašyta tas pats, kaip ir Algirdas paminėjo. Mylėk savo artimą kaip pats save. Meilė tai nėra išorinė. Tikra meilė yra vidinė. Ir ji turi taip pat užaugti, ta vidinė, ta meilė. Ir jinai auginama iš lėto, jinai auginama toj vietoj, kur yra palanki ta aplinka, negriaunanti, nes destruktyvi, o būtent ta, kuri pakelianti ir auginanti. Žinot, New Life veikloje, jeigu jūs pastebėsite šitą dalyką, New Life kompanijos, tos vertybės, jos nėra tik ant popieriaus parašytos. Jos yra parašytas ant, kaip sakykime, gyvenime, toj pačioj veikloje, toje pačioj kasdienybėje, kurioje mes esame ir su kurioje mes būname ir augame. Mes buvom prieš 16 ar 17 gimės veikloje, dabar jau 18 su viršų metų, tai dabar turbūt 15 metų atgal. Mes buvome nuvažiavę, pirmą kartą gyvenime teko mums nuvažiuoti, nuskristi į Ameriką. Ten vyko pasaulinis didžiulis renginys, Valtymų renginys. Žinokit, aš parvažiavau, grįžau namo į Lietuvą. Aš grįžau toks, atrodo, kaip sąmonės išsiplėtusi, tokia didžiulė, plati, tokia su tokiu
tokiu visai kitokiu pamatytų vaizdų, išjaustų, pabūtų tarp tų žmonių, nes, žinot, jūs patys dabar turbūt jaučiat, 3 dienos čia, būnant vieni su kitais, kaip, kaip ta pasaulėžiūra, tas pasaulis, keičiasi. Ir grįžti, ir staiga grįžti į tą patį darbo vietą, kur ta pati aplinka ir taip, tave suima, tavo sąmonė, o galvoju, o kur tu? Čia tik grįžai, tu buvai vienoks, o grįžti vėl į tą patį dalyką ir vėl tu grįžti į tą patį, tave vėl suspaudžia, tave tarsi jau to nebeduoda tau vėl plėstis. Bet kai tu pabūni, vėl grįžti, vėl ateini į seminarą, vėl ateini į renginį, vėl pabūni, vėl pabendrauji su tais žmonėmis ir vėl pradeda. Tai tais metais aš ir nusprendžiau išeiti iš darbo savo, palikti ir eiti čia, kurti šitoje veikloje. Ir šita veikla yra, kaip ir Algis taip pat paminėjo, tai yra šeima. Ir žiūrėkit, Neolife kompanijos vertybės. Pirmoj vietoj žmogus. Jinai ne tik sako, bet taip ir daro, taip ir veikia jinai kiekvieną dieną, kiek metų mes jau esame šitoje veikloje. Produktai, kurie sukurti, bet kaip ir Algirdas paminėjo, ne? Mylėk savo artimą kaip pat save. Meilė tai nėra apsirinksiu gražią suknelę, nueisiu į kirpyklą, pasidarysiu masažą. Tai nėra visiškai tai. Tai yra dėmesys savo, tai reikalinga, bet meilė tai yra kažkas giliau, yra stipriau. Ir tą dalyką, kaip žiūriu Neolife produktus, tai, kas yra sukurta ant šito stalo, sudėta, gali sukurti iš tikrųjų tik iš vertybės. Iš tų vertybių. Mylėdamas žmogų, galvodamas apie žmogų, mąstydamas apie tai, kaip jį padaryti tą žmogų, pasaulį švaresnį, sveikesnį, kad joje toje aplinkoje augtų mūsų vaikai, mūsų kartos augtų, kad mes gyventumėm švaresnė, sveikesnė, saugesnė aplinkoje. Ar tai nėra iš vertybių šitas padaryta, sukurta? Tai yra tik turėdamas didelę širdį, ar ne? Tik turėdamas tas vertybės, tu gali sukurti tai, kas yra tikra. Ir šito moko mūsų Neolife kompanija. Šito mokausi ir aš 18 metų ir daugiau, žinoma, prieš Neolife veiklą. Tos vertybės jos tikrai auga, jeigu tu esi toje terpėje, kurioje yra auginamas žmogus. Nespaudžiamas, negrūdžiamas, o ten, kur yra tavo sąlygos tau duodamos augti. Tai čia tai ir yra tai vieta, tai yra ta erdvė, kurį sutamti turi su tavo širdimi, su tavo siela, su tavimi. Ir tą, ką aš iš karto atėjus į šitą veiklą pajutau. Per 18 metų, jei nei karto bonusai, nevėlavo. Nevėlavo, kaip sakykime, nieko, visada būdavo, pastebėkit, Neolife kompanija, kokybė visada, jeigu kyla klausimas, visada mandagiai. Tiesiog tai, ne tai, kad mandagus tas žodis, bet dėmesingumas tau iš karto, kad tau atsakyti visi yra klausimai. Ir jeigu mes patys, kiekvienas taip, patys save auginsim savo konsultantus, rodysim tokį pavyzdį, ką Neolife kompanija, kaip ką mes augdami dalinamės ar ne. Tai nepastebimai užaugs šita komanda, nes tu visą laiką nori dalintis, tu nori, kad neparduoti tik tais tą produktą, ne? Bet kad tas žmogus dar ir sužinotų apie tą produktą, kaip jo gyvenimą pasikeis
keistas, kaip šitie produktai galbūt pakeis jo gyvenimą, kaip jo buvimas kartu visiems mūsų, ar ne, tavo tas Audronė, ar ne, kai sakė, čia man labiausiai patiko, ar ne, tas santykis ir buvimas kartu. Žmogus gali kiekvienas atrasti tai, ką jis jaučia ir ką jisai nori. Bet kad, žinot, yra, dirva yra turtinga, ar ne? Turtinga to saulės šviesa, lietumi, ar ne? Čia perkeltinė prasme kalbu. Tai yra kiekvienas tas sėkla, jinai atsiradusi toje dirvoje, jinai augs. Ir jeigu mes auginsim taip kiekvienas, ar ne? Kai vakar manęs grupėje paklausė, sako, kiek ten turit žmonių? Sakau, 1000 kažkas, virš. Bet sakau, viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus. Nuo tos vienos, tos svajonės, nuo to, galbūt tu prisidėsi prie vieno žmogaus gyvenimo ir padėsi tą vieną, kažkieno, aš nesvajojau daug. Aš svajojau nors prie vieno žmogaus gyvenimo prisiliesti kažko. Kad kažko būtų gyvenime naudingas. Ir prašau, kai tu visada toj augi terpėje, toj būni, toj aplinkoj, tu grynini visą laiką tas vertybės. Tai ir neįmanoma, kad bus kitaip. Bet jūs to turit patikėti. Tai va, kiekvienas esam pasirinkę tą vietą, kurioje mes esame. Ir augime, ir skleiskimės, ir žydėkime, kad visų tuo galėtumėm džiuginti kiekvieną ir kiekvienam parodyti, kad kiekvienas tai gali. Ačiū, mėlyjei. Gražuoju. Ačiū, Daivutė, visiems dar taip gerai papuošėm. Daiva turi tokią, kaip čia, mamos, senelės, prosenelės širdį, visus mylinai, visus. Kodėl? Senelės visada myli labiau turbūt negu mamos. Jinai rūpinasi visais ir pas ją visada galima skambinti, ateiti, klausimus užduoti. Jinai visada atsakys, visiems padės. Tikrai turi tą širdį, kad, kaip čia, širdis, kuri myli visus. Ačiū, Daiva. Sekanti vertybė Nelife veikloje, čia Daiva truputėlį užsiminė, tai yra veikiantis produktai. Pasaulyje tiek daug kompanijų gaminančių produktus, kuriuos galima pavadinti šlamštu. Čia mano toks pasakymas. Tiek daug yra nekokybiškų produktų. Produktai gaminami marketinginiu pagrindu. Kažkas išpučiama, reklama didžiulė, bet žiūri patį produktą. Duosiu pavyzdį. Vakar su Stevenu kalbėjom, jis turi dar didžiulę patirtį tinklinės rinkodaros srityje ir sako, Amerikoje yra virš milijono prekinių brandų omegos 3. Virš milijono prekinių ženklų omegos. Ir kai paimi, laboratorijai patikrini, ten iš vis nėra omegos 3. Kažkokie taukai, kuriuose nėra omegos 3. Ir kompanijos šitaip apgaudinėja žmonės. Elvė truputėlį kalbėjo, suprantat, mes negalim kalbėti viską taip, kaip iš tikrųjų yra, nes čia įrašinėjai, ne iš kur naistėti įrašai, ten kas ten gali, bet iš tikrųjų taip yra šitame pasaulyje. Ir Nelife turi produktus, kurie iš tikrųjų veikia. Ir kokia vertybė mums
būnant konsultantu, turėti tokį produktą ir su tokiu produktu dirbti. Ne cigaretės pardavinėti. Gal kiti ir mėgsta ir vartoja. Bet mes turim unikaliausius produktus. Ir apie šitą vertybę, ką reiškia turėti tokio lygio produktus, veikiantis produktai, kviečiu dabar grupės vadovę, Safirinė direktorė Aurelija. Nematau, kur tas. Aurelija pasiruošė taip. Aurelija. Prašau. Ačiū. Aš pasikviesiu paskui pagalbą savo vyrą, nes turėsiu keletą jums žinučių, konsultanto laiškų, kurie norėjo jūs šiandien pasiekti. Ir kadangi jaudulys daro savo, ir iš tiesų, kada kalbam apie produktus, pakeistų žmonių gyvenimus, tai sunku yra ir užmigti, ir didžiulis dėkingumas yra širdį. Tai pirmiausiai, kai Algirdas kalbėjo apie svajonės, tai svajonė mano su vyru pirmiausiai buvo susilaukti vaikų. Ir mes tai bandėm, keliavom, turėjom savo kelius. 11 metų tradicinės medicinos keliojom, bet rezultatų nebuvo. Mano istoriją daug kas esat girdėję. 5 inseminacijos, dirbtiniai apvaisinimai. Ir galutinis rezultatas tiek bagažas įvairių ligų, kurios prisikaupė man, bevartojant hormoninius vaistus, atliekant įvairias operacijas, endometriozės, jos didėjo, operuodavau kas 3 mėnesius. Žodžiu, visko buvo daug, aš nekalbu, žmonės dabar grįžta iš dirbtinio apvaisinimo klinikų ir sako, tu įsivaizduoji, ten nėra psichologo. Aš po 1 mėnesio susirgau mėnesinę, manęs niekas nepalaiko. Aš nežinau, kaip man gyventi toliau, kur rasti stiprybės. Ir kada šeimos jungiasi čia, jos turi tą palaikymą, jos turi tą bendrystę. Mes turim žmonių, kuriem pavyko. Jungis pavyks ir tau. Niekada nepaliekam. Manęs niekas niekada nepaliko. Visada kalbėjo, visada stiprino, ypač pradžioj, kada mes nežinom, kaip veiks produktai. Aš nekalbu šiandien apie produktą Super 10, kuris iškart išvalo uogas, kuris veikia zilionkės arba dar kažką. Apie Aliošiaus gėliuką, kuris yra stebuklingas ir užgydo žaizdas. Aš kalbu apie didžiausius skaudulius, ką mes turim savo gyvenimuose. Apie viltį keičiantį žmonių gyvenimą. Apie 16-metę, kuriai buvo galvos onkologija 3 stadija ir gydytojai atsisakė gydyti toliau, nes kraujo tyrimai tiesiog nebeleido daryti daugiau gydymo, tęsti. Kada mama skambina 10:30 ir sako, atvažiuok rytoj, darykim kažką, aš nežinau, kaip padėti, mano vaikas nebelipa iš lovos. Ir tu supranti, iš tikrųjų mes nelaifininkai turbūt turim tą misiją, turim padėti žmonėm. Ir kada tau kažkas padeda, tu padedi. Ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, tai yra labai daug tokių mažų istorijėlių, ar ne? Kažkoks ten D vitamino, akys nusilpusios, tai čia toks atrodo nieko. Iš +3 vaikai 7 metų pernai prieš mokyklą tikrinos 3,5 buvo. Šiemet eina tikrintis vienetukai. Tai aš kaip sakau, jau čia nebe istorijos, jau čia viskas jau ir taip aišku. Įsivaizduojate? O čia slogos, žinai, daviau česnako, nepraeina sloga. Turbūt jūsų produktai neveikia. Rimtai? Tai vėlgi, ar ne, mes kaip konsultantai, mes žinom, ką mes turim ir jau turbūt 1 dieną, kai Stevenas kalbėjo, man jisai giliai irgi palietė tos dalykus, kokius produktus mes turim. Ir praėję metai mūsų šeimai buvo iššūkiai ir kartais turbūt, kai tu suabejoji produktais, gauni išbandymų. Ir vyro trauma, 12 siūlių veide, matėt kažkas Kaune. Tiesiog yra labai daug istorijų ir jų visas perpasakot jums šiandien tai per 10-15 minučių neįmanom, bet aš tik tai noriu jums perduoti žinutę, kad jie veikia. Šiandien mes su vyru auginam 2 vaikus
ir galvoju, kaip apsisaugot. Čia žinutė tiem, kurie praradę viltį. Tai mūsų komandai kiek yra žmonių. Girdėjom vakar Saulė dalinosi, kad mes tiesiog vieni kitiem ir šiandien pusryčiaujant sako, aš irgi pažįstu šeimą, galėtumėt padėti pakonsultuoti. Tai taip, mes ir esam toj bendruomeniai, nes man nereikia sirgti visom ligom. Žinau, kad Reda mane įkvėpė apie kokteilius, dar kažkas apie kažką ir mes vieni kitiem padedam, nes mes esam ta bendruomenė ir ta bendrystė, kuri augina. Ir kuris suteikia sparnus ir aš kaip galvoju, tai yra produktai, keičianti žmonių gyvenimus. Ir aš noriu, kad ateikim po mikrofoną. Aš turiu porą žmonių laiškų. Vienas iš to laiškų yra mano vaikai. Aš matau, kad nebetikau iš nugaros. Žinau, kad neužstoti ten žmonių. Istorija, kaip sako, pas mumis ateina žmonės. Dievas neturi kitų rankų. Jisai turi tik tai mūsų rankas ir moteris, kuri atėjo. Jūs sakykite, jeigu jums gerai, tai gerai, nes gerai. Žmonės už to. Ir tai. Partneris, kuris visada šalia. Tai ne tik Neolife. Žodžiu, tai gerai. Sakė tu pati. Viskas gerai. Viskas gerai yra, žinokit, kaip nors. Gerai, žodžiu taip, istorija viena yra tokia. Aš čia pasirašiau, bet aš nežinau, ar aš čia vis tiek skaitysiu, nes dažnai būna aš pasirašau, aš pradedu skaityti, paskui pametu ir nebežinau kur ir tada vėl gaunas. Istorija, moteris atėjo prižiūrėti mano mažosios dukters kaip auklė, kadangi man reikia važiuoti renginius ir aš dar kažko nežinau. Žinot, kaip sako, važiuoji renginius, ką tu ten apie tos produktus klausysi, viską jau taip aišku. Vakar buvai ir praeitą trečiadienį ten, kas ten naujo. Bet mes važiuojam ir iš tikrųjų vėl tos naujos istorijos, patirtis ir turbūt į stovyklą atvažiavo tie, kurie esate buvę ne vienais metais ir šiais metais naujos istorijos. Tai istorija vienos mamos. Taip, istorija tokia. Kaip dabar pamenu, nuolat vaikai sirgo. Vyras buvo užsienyje vienai, buvo gyventi labai sunku. Mama gyveno Šiauliuose, o aš Mažeikiuose. Viskas atsitiko, kai mano sūnui 2,5 metų, aš tiesiog paminėsiu, nes jis parašė, po skiepo. Stipriai sutino koją, savaitę sunkiai vaikas vaikščiojo, o po to prasidėjo linksmybės. Dingo visi žodžiai, kuriuos jis mokėjo. Pasidarė hiperaktyvus, nervingas, nereagavo į mano paliepimus. Žodžiu, pradėjo gyventi savo pasaulyje. O tada dar kelionės pas specialistus. Nustatytas lengvas autizmas, elgesio, emocijų sutrikimai, dėmesio sutrikimai. Pradėjus lankyti darželį, sūnus nuolat sunkiai sirgdavo. Nuolatiniai plaučių uždegimai, dasidėjo astma, alergijos. Pradedant gydyti astmą ir kitas ligas, vaikui pradėjo stipriai augti svoris nuo hormoninių vaistų. Tu turbūt nepatikėsi, iki 10 kg per mėnesį, nors vaikas nieko nemėgdavo valgyti. Mano vaikas buvo nurašytas sistemos ir, kaip sakė, nesvarbu, kokį darželiais ar mokyklą lankys, jis vis tiek nesugebės normaliai mokytis ir neadaptuosis prie aplinkos. Žodžiu, mama rašo, kad gyvena nuolatinėse baimėse, nepasitikėjime, santykiai su vyru tik prastėjo, nes iš tikrųjų mama turėjo didelį iššūkį, nes augino 2 berniukus. Čia buvo vyresniajam sūnui taip. Dalinuosi tau taip, kad buvau praradusi džiaugsmą, ramybę. Neolife naujas gyvenimas, kuris prasidėjo, kai susipažinau su tavim ir Neolife produktais. Kai pradėjom vartoti, pasijutom kaip žmogus gavęs deguonies kaukę. Žinai, aš labai bijojau įsileisti tave su tais produktais į savo gyvenimą.
nes buvau praradus viltį, bet tu nuolat mane palaikėjai ir tikėjai, kad mūsų gyvenimas gali pasikeisti. Tu privertei mane prabusti, nepasiduoti, nors mūsų visai nepažinojai. Su Neolife, berniuko vardas parašytas, nenoriu sakyti, nes jeigu kartais išeis, pasikeitė mano vaiko gyvenimą 180 laipsnių kampu. Galim sakyti, kad tu padovanojai jam naują gyvenimą, o man padėjai išgelbėti mano vaiką. Šiandien mano sūnui, kas yra Neolife, tai visos išnykusios diagnozės, nes mes su Neolife jau 5 metai. Ir žinai, šiais metais 5. klasę jis baigė pagyrimo raštu 9-tukais, 10-tukais. Nepraleidęs nei vienos pamokos. Ačiū, kad buvai ir esi šalia. Čia mamos žinutė. Žinot, praėjusią dieną važiavau į tokį mokytojų kolektyvą. Ten viena mokytoja išeina į pensiją ir išvyksta į kitą miestą gyventi. Ir jos kolegė iš jos pirdo tos produktus ir sako, aš noriu registruotis, tiesiog ką čia man daryti. Sakau, gerai. Ir jis sako, žinot, šitie produktai išgelbėjo mano vyro gyvenimą ir jinai pradėjo pasakoti. Ir sako, mano vyras yra turgininkas ir šalia prekiauja moteris kitais produktais. Ir bando ją kviesti į tą kitą kompaniją. Sako, tu kaip gerai kalbi, aš tave norėčiau čia savo komandai prisiregistruoti. O jinai ją ir sako, žinai, jeigu aš kada nors ir kalbėsiu, tai kalbėsiu tik apie Neolife produktus. Ir kad Algis paprašė pasidalinti apie produktus, kurie veikia, jūs man pasakykit, kaip mes galim nesidalinti. Kaip mes galim nesidalinti, nes iš tikrųjų kiekvieno iš mūsų, aš manau, kad jūs čia sėdit, jūs turit mažiausią savo istoriją. Kažkas sunkiai užmigdavo, kažkam koją patraukdavo, ar netrodo tokios smulkmenos. Bet šiandien turbūt tos istorijos, tos, kurios mane drebina, ir jeigu kažkada ištinka kažkokie ar ne, kažkokios situacijos ir liktai trumpam gal prarandam tą tokį pasitikėjimą, gal žmonės mūsų negauna kartais to norimo rezultato taip greitai, tai turbūt čia žinutė, kad tikrai jie veikia, bet produktams reikia laiko. Su to pačiu nevaisingumu, ar ne, mums prireikia nepilnai pusės metų, kitiem 2 mėnesių, kitiem 3 mėnesių, kitiem 1,5 metų. Tai vat vėlgi, kaip ir Eglė sakė, yra labai, mes turime išsiaiškinti, tiesiog situacijas. Ir aš labai džiaugiuosi, bet atrodo, tie vyrai su mumis važiuoja ir šiandien džiaugiuosi, kad yra vyrų, paplokim jiem. Tai jie ne tik kaip talismanai, ir sakė, bet jie kartais nuo karto ir pasidalina. Ir iš tikrųjų, istorija, kurią noriu pasidalinti, tai tiesiog vyras eidamas į pamainą pasidalino su savo bendradarbiu, kad tiesiog yra tokie produktai. Situacija žmogus irgi buvo pakankamai sudėtinga, pradėjo statyti namą, reikėjo pinigų, išvykau į užsienį. Užsienį bebūnant liktai pinigų atsiranda, bet pradeda irti šeima, tada namą kažkaip reikia pabaigti, bet nebėra kam gyventi tame name. Ir va tiesiog tokia situacija, žmogus grįžta į Lietuvą, kaip jisai sako, aš toks jausmas, kad grįžau prisibaigti, nors jam tuo metu buvo 43 metai. Tai aš noriu savo kalbą pabaigti jo žinute ir bus mano paskutinis žodis. Jisai man iš tikrųjų vakar, žinokit, atsiuntė tą žinutę, nes kažkaip galvoju, man reikia ir vyriškos tokios energijos, kad ne tik moterim reikia produktai, bet ir vyram. Tai jo žinutė jums. Prieš atrandant Neolife produktus, visų pirma, mane kamavo panikos atakos, didžiulė baimė, nežinia. Bemiegės naktis, atsibudimas naktimis, turbūt po kokį 20 kartų, išpiltas prakaito, košmarai kiekvieną naktį, depresija, viskam apatija. Niekas nebekėlė džiaugsmo. Be psichologinių problemų, šalia koja kojon žengia fizinės problemos. Svorio kritimas nuo 92 iki 74 kg vienu momentu, įvairios virškinimo problemos, energijos trūkumas, įvairūs ir migruojantys skausmai po visą kūną. Priežasčių ieškota. Gydytojų aplankyta per metus laiko turbūt nežinau kiek specialistų, bet rezultato jokio. Neolife produktų atradimas pakeitė mano gyvenimą kardinaliai. Beje, patikėjau jų veiksmingumu jau nuo pirmų dienų.
Pradžioje džiaugsmas, kad atsirado kažkas, kas padės man gyventi. Vartojant pats pirmas pastebėjimas, kad po truputį pradėjo grįžti energija. Pradėjo gerėti maisto virškinimo sistema. Atsirado pozityvių minčių. Traukėsi naktiniai košmarai ir nerimo atakos, ko pasekoje ir fiziškai pradėjau geriau jaustis. Neolife su manimi kartu ir šiandien. Ne tik patys produktai, kurių iki šiol vartoju, bet ir žmonės, kuriuos aš sutikau ir kurie padėjo pasijausti geriau sunkiu gyvenimo momentu. Niekada netikėjau, kad svetimi žmonės gali tiek stengtis dėl kito žmogaus. Turbūt tai jau įgimta kiekvienam Neolife nariui. Šiandien Neolife man tai ramstis, į kurį aš galiu atsiremti, bet kada, kai tik reikės. Pats Neolife pavadinimas, gal tik pavadinimas, bet žmonės, kurie neša šitą pavadinimą, štai yra didžiausia vertybė. Ačiū Jums. Pridurti nebeturiu ką, turbūt jau viską supratot, kokius mes turime produktus. Ir aš sakiau, kai čia ateisit, jūs pasikeisit. Nes jūs pasikeisit dėl to, kad keisit kitų gyvenimus. Sekanti Neolife vertybė visiems vienodas galimybės. Kitaip sakant, vienodos galimybės visiems. Nesvarbu, kiek jūs universitetų baigėt, ar nebaigėt iš vis, gal kelias klases. Tikiuosi, kad šiandien visi turbūt bent jau vidurinį mokslą esam baigę, turim tas žinias akademinės, mokam rašyti, skaityti, skaičiuoti. Nesvarbu, koks jūsų amžius, ar jums 18, ar jums 80 ir daugiau, jūs galite vystyti šitą veiklą. Nesvarbu, kokie jūsų įsitikinimai ir kuom jūs tikit, tinka šitą galimybę. Nesvarbu, kur jūs gyvenate, Lietuvoje, Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje, nesvarbu, kur jums tinka šitą galimybę. Ir jinai yra vienoda. Ir atlygis visiems vienodas. Ir dabar noriu pakviesti moterį, kuri pasinaudojo šitą galimybę. Žiūrint į jos šeimą, kam tarsi nieko netrūksta, gyvena kaip rojuje, bet naudojasi šitą galimybę. Tai safyrinė direktorė, nauja, jauna safyrinė direktorė iš Švedijos. Vaida. Jie ateina abu. Aha. Ne, ateina dvi. Čia jisai, čia jie. Iš arčiau klausys. Prašom, Vaida. Kaip jūs gyvendami rojuje dabar nutarėt Neolife galimybę? Prašau. Širdis kalatuojasi, pasilaikysiu telefoną. Kai Algirdas man paskambino ir... Jis kai paskambino, tai aš išeinu į kitą kambarį kalbėtis, nes galvoju, kažką pasakys labai rimto. Ir sako, ar tu žinai, sako, Neolife vertybės? Sakau, kad ir ką besakysiu, turbūt jos visos bus. Ir jų yra labai daug. Sako, ne, yra 5. Ir galvoju, kokios tos 5? Jau tiek daug metų, esu čia beveik 15 ir galvoju, tos 5, kodėl išskiria tas 5, jeigu čia yra labai daug jų. Na ir mane taip pavardino tas visas vertybės Neolife įvardintas ir sako, tu kalbėsi apie tai, kad visiems vienodos galimybės čia yra būti sėkmingu. Ir
ta pradžia dabar, kaip mane ir pristatė, aš taip pat norėjau pasakyti, kad yra nesvarbu, koks yra jūsų amžius, nesvarbu, kokia yra jūsų, kokia lytis ir specialybė, patirtis, tikėjimas, religija. Jums visiems čia yra galimybė sėkmingai dirbti su Neolife kompanija ir jinai visų laukia į tą tarptautinę Neolife šeimą. Taigi, kad man, žinokit, būdavo dabar ypatingai, kai yra labai populiaru su tais tinkliniais marketingais, šitą frazę atrodo jau taip yra visur naudojama, ne, kad darbas iš namų, dirbk iš kur nori, čia nesvarbu kaip, ir galvoju, iš tikrųjų, kaip patikėti tuo, kad tai yra ne tik tekstas ar frazė, ir iš tikrųjų, kai aš papasakosiu savo istoriją, kada aš prisijaukinau šį verslą, kad supratau, kad ačiū Dievui, kad aš esu čia, nes jisai kaip tik man yra. Pagal mano specialybę, man šis verslas yra kaip tik man. Ir žinot, kaip baigi mokyklą, ir kai visi tikisi ir tėvai, čia tave stebėdami su tais pažymiais, ką tu čia dabar pasimsi, kokią specialybę baigsi, kaip dirbsi ir susikursi savo gyvenimą, aš pasirinkau stoti į architektūrą. Nes mokėjau piešti, visai neblogai sekėsi matematika ir aš galvoju, imsiu tą savo gyvenimą į rankas, man užteks tik pabaigti specialybę, aukštasis mokslas, darbas ir mes čia gyvensim gerai, ir aš tikrai galvoju, kad viskas priklauso nuo to plano, kaip mes pasirinksim jį gyventi. Ir pabaigus Kaune aukštąją mokslą, vis dėlto supratau, kad ta mano specialybė, kur jinai yra didžiuosiuose miestuose kaip Vilniuje ir Kaune, kiekvienais metais iškepa tų architektų mažiausiai po 30 ir galvoju, man reikia imti tokį miestą, kuriame bus mažesnė konkurencija, nes visgi žinokit, toje specialybėje moterų kaip ir studijuojančių yra gana daug ir daugiau negu vyrų, bet visgi darbo sferoje pasirenka šitą specialybę dirbti labiau vyrai negu moterys. Ir po to aš jau supratau, kad didelės ambicijos imti šios specialybės gali mane, kaip pasakyti, ne visai pastatyti į darbo rinką, būnant architektė. Na, žodžiu, mes su vyru nusprendėme važiuoti į Klaipėdą gyventi, naujakuriai. Ir pataikom į tą aukso amžių, kada buvo 2008 metai ir, žodžiu, žmonės pirko, statėsi ir aš kaip su tuo diplomu, tik tais teorinė, tokia esu kaip specialistė, tik teorinė, bet praktikos nulis, aš pataikau pas labai fainą žmogų, kuris mane tiesiog įdarbina ir sako, žinok, dabar tai dirbsim ir galiu užsidirbti labai daug, nes dabar žmonės statosi ne po vieną tą namą, kvartalai kepia, žodžiu, sako, Vaida, žodžiu, dirbsim dieną naktį. O, galvoju, gerai, pabaigė mokslus, dirbom. Ir žinokit, labai greit pradėjo į tos geros pajamos. Mano vyras buvo statybininkas, aš architektė, tai mes abu taip labai greitai pamatėm, kad mes čia dar galim geriau gyventi ir toksai užtikrintumas ateina, kad jau čia viskas, ko tau reikia, tai tu jau ir turi šiandien dienai, esi jaunas žmogus, žodžiu, darbas yra, atlyginimas yra geras. Ir kai pas mus į šeimą atėjo vaikas, atėjo sūnus, aš pamačiau, kad įsigijom be abejo namus, pasiėmėm didžiulę paskolą, nes mes jau galim tai sau leisti, pasiskaičiuoju, kad tu čia gyvensi iki pensijos tikrai nemažiau su tais pinigais tokiais. Ir kai gimė vaikas, aš supratau, kad susidūrėm su pirmąja problema, ko tu negali gyvenime kontroliuoti, tai atsiradusios vaikų ligos. Ir aš jau su tuo pačiu tempu į darbą bet kokiu atveju nebegrįžtu. O mano paskaičiavimas taip, kaip tu turėtum gyventi, toks vaizdas, kad jau jisai kaip ir senka, nes pas tavęs yra tokie trikdžiai gyvenime. Kad jau viskas atrodo, jau tu čia dabar nebekontroliuoji kažkurios situacijos ir toksai nerimas. Negana to, žinot, ateina, jau matom, kad ateina finansinė krizė, 8 metai. Ir jau mes su vyru sakom, žinai ką, jau matom, kad dar prasčiau yra. Ne tai, kad tas sergantis pastoviai vaikas, bet gali būti, kad mūsų pajamos mažės ir mažės. Žodžiu, tokia įtampa ir stresas. Ir sako, žinai ką, pasiplanuojam antrą vaiką, todėl kad mes ar taip jau planavom, bet išgyvensim krizinį laikotarpį su tais mūsų tokiais, kaip pasakai, buvo prieš tai geras atlyginimas, tai vadinasi, kad tu kaip ir, bent jau 1 metus ar 2 gali bent jau tą bazinį pinigų tokį turėti, tą srautą namuose. Na ir čia ateina dar vienas tavo planas, kuris yra visiškai sugriaunamas, gimus dukrai, vyras suserga žaibiniu meningokoku ir miršta.
Ir aš sėdžiu namuose su naujagimiu, su sergančiu vaiku, su didžiulė paskola ir finansinė krizė šalies. Ir galvoju, čia kas? Apskritai, ar tu suvoki, kad nesupranti iš vis, kas gyvenime vyksta ir kad tu negali apskritai ne tai, kad planuoti. Čia toksai vaizdas, kaip ką man tuo nori gyvenimas pasakyti ir toks tu nesugriuvi, atrodo, nes yra vaikai, jie mane stebi, negali ten verktis, kaupti, bėgti kažką, nes jie žiūri ir galvoja, o kas dabar? Ir aš nežinau, kas dabar. Ir sakau, vienintelis variantas, prašau Dievo, kad man jie tiesiog nesirgtų, aš susitvarkysiu, man svarbu nesirgtų vaikai ir praeisi mes viską ir susitvarkysim, nežinau kaip, bet bus taip. Žinokit, Dievas išgirsta ir jisai man atsiunčia produktus, padovanoja, nes aš skeptikas, man čia, žinokit, nebuvo rimta. Nes visgi atrodo, kad reikia žmogui normaliai baigti mokslus, kad jis normaliai gyventų, o čia kai yra toksai vaizdas, kad tu gali dirbti bet kas, tai man tikrai ne, nes kaip gali man bet kas pasiūlyti, kai yra tokia rimta problema ir, žodžiu, tas, kas, man atrodo, kad šitą verslą gali vystyti tas, kas apskritai netiko niekur studijuoti. Nes čia reikia tik valgyti mokėti, daugiau nieko. Ir mano sesė jau mane žinojo, kad aš esu ten, žodžiu, visai neklausysiu jos, jinai man atsiunčia specialistę su tais produktais, vaistininkė Eglė. Galvoju, šitą tai pramuš vis tiek. Ir jinai man sako, čia sako ne tau, žinai, čia sako, tu čia nesnervok, ne tau, sako, bet kadangi aš esu krikšto mama tavo vaikui, tai prašau duoti Aironui, nes yra vasara, reikės eiti į darželį ir tu turi jam duoti produktų, aš juos dovanoju. Ir aš per daug nesigilinau, nežinau, po laidotuvių esi toksai, jau tau nesvarbu. Nesvarbu, žinai, kad tu tik kaip pasakyti, žinai, kad laikai save bent ant tos linijos, o kada tai praeis, vis tiek kažkaip praeis, bet kažkas aplinkui sukas ir tu esi toks kaip po vandeniu. Ir duoda aš tam vaikui tos papildus, pradeda gertis, man pradeda lakstyti, kažkaip įverzina, nes mes iš tokį buvom, žinot, kai sergantis vaikas pripranti prie to, kad jis amžinai ramus. Pažiūriu, tai čia man jau aplinkojas manas. Sesė yra maža, žiūriu ją, galvoju ir tau reikės, ne, turbūt tų papildų. Kadangi aš ją maitinau, tai, kai tik per mane reikia ir man tada jų gerti. Žodžiu, aš tokia buvau intravertas, nemėgstantis žmonių ir aš kaip tik pateisinau tą savo tokią, žinot, našlystę, kad uždarytos durys ir aš atidarysiu, kam noriu ir jeigu ir netadarysiu, belsis, visi supras, kad man yra tokia situacija sunki ir tiesiog nelys man niekis. Ir kai pradėjom gertos produktus, žiūriu, kad aš išeinu į lauką, aš kalbuosiu su žmonėm, galvoju, kas to čia darosi. Ir tie vaikai tokie laimingi, žodžiu, ir mes kaip tik dar taip keistai, kad paskui pradėjom iš vis linksmintis, anekdotus pasakoti. Ir jinai sako, kaip jinai čia gedi, nesuprantu, sako, jau jinai čia daro vos net cirkus. Ir žodžiu, man toks atėjo, žinot kas, kai atėjo produktai ir aš kaip suprantu veikimą jų, kaip kad aš galiu jau valdyti situaciją. Jau aš nepriklausau nuo krizės, nuo kažkokio tai dalyko. Aš jaučiu saugumą, nes aš suprantu, kad galiu ir tas ligas kažkaip taip pareguliuoti, jeigu ten trupučiuką susirga, gali staigiai atstatyti, prasme, atsiranda kontrolė tavo rankos ir tu esi toks tai ramus, saugus ir galvoju, ką su tuo daryti. Baigėsi produktai, aš jau važiuoju pas tą mano pardavėją su tais vaikais ir sakau, žinok, man reikia tų pačių produktų, man, tiesiog aš noriu juos turėti namuose, nes aš gerai jaučiuosi. Ir Eglutė sako, jeigu tu grįžai, vadinasi, tu supranti, kad to reikės visą laiką, sakau, aš manau, kad tikrai taip. Jis sako, žinok, aš tau papasakosiu verslo galimybę. Ir ta žodis verslas, tai, irgi, kai sakau, jau paskui ėjo bet kas man tie žodžiai, bet, sako, supranti, sako, man atrodo, kad tu norėtum ir kitam padėti. Ir aš tada sakau, tai aišku. Taigi, tuo labiau, kad aš žinau, kaip gali būti, tai man ta pagalba atrodė, kad aš galiu čia ir kiekvienam reikia, kad gali būti visai. Ir būkit net nepasiruošę, nes nežinom, ką galim gauti. Bet noriu pasakyti, kad Neolife, dabar jau kiek metų esu čia, kad Neolife prie bet kurios specialybės jums pridės labai labai didelį pliusą.
Nes mes kaip specialistai, kaip specialybę turintys žmonės, kiekvienais metais su praktika galim būti tik geresni specialistai, bet nebūtinai žmonės. Ir čia supratau, kad mes su vaikais, nes jie matydavo, kaip aš ruošiuosi paskaitom, kai mes kalbam kartu važinėje, jie matė, kad man ne tik atrūpi savo šeimą susitvarkyti, bet mes kaip šeima einam ir dar kitiem padėti. Tai vat, mano vaikai auga, mane matydami, ne tame branduolyje, kaip kad į save tik žiūrėti, bet kiek galima plačiai kiekvieną išjudinti, kad kitam padėdamas tu gali tą grandinę plėsti tiek, kiek tu tą aplinką susikursi. Ne atsidursi, bet susikursi. Ir žinot, tada našlavom, su Eglute bendravom, renginius darėm. Ir vienoje miesto šventėje susitikau savo vaikystės draugą, Mindaugą, kuris galvoja, ką tu čia toj Lietuvoje, varom į Švediją. O aš kai jau pripratus visiems sakyti, taip gerai. Susirenkam tuos vaikus ir važiuojam į tą Švediją ir aš žiūriu, žinot, aš pripratau prie tų žmonių ir to bendravimo pastovaus. Ir jisai gyveno miške. Ir galvoju, viešpatie, ir man Aina sako, mama, ką mes čia veikiam? Sakau, nežinau, bet nėra žmonių. Ir tu supranti, kad pasinaudojate galimybę, kad produktai yra, bet jau kam kalbėti nėra. Nes tuo metu tik prasidėjo Facebookai, ten dar tai buvo pati pradžia, žinot, ir tu neturi kaip skleisti to verslo. Ir aš kiekvienais metais matau, kad tame mano versle po vieną žmogeliuką atsijungia. Krenta mano organizacija. Ir aš lieku viena, žiūriu, kad tas mano IG numeris stovi, aš kiekvienais metais atsinaujinu ir tai buvo 10 metų. Ir galvoju, ar čia man dar reikia? Aš suprantu, kad tai yra veikiantis, bet jau nebeturiu kam šnekėti. Nes jūs visi čia susirenkat labai smagu, manęs nėra. Ir žinot, kaip ir vėl ateina baisus dalykas į pasaulį, kuris man atrodo kaip didžiausia galimybė, tai yra tas visas ta pandemija vadinama, kai jūs visus uždarė, aš prisijungiau prie jūsų vienodai. Nes aš tada buvau uždaryta ir tada, kai jūs uždarė, aš pamačiau, kad mes galim vėl bendrauti. Vyresnio amžiaus žmonės išmoko naudoti Zoom'u. Pradėjom atsinaujinti ryšius, santykius, pradėjau vėl kalbėti apie Neolife, nes aš pamačiau, kad jūs visi suėjo ten, kur aš galiu jūs gauti. Ir man reikėjo tik prisiminti, man nereikėjo iš naujo nieko mokintis, man reikėjo tik prisiminti. Ir mes Švedijoje su vyru turim savo įmonę, turim savo verslą, bet aš žinau tokį dalyką, kad jeigu žmogui neduosi augti, tai čia yra ne verslas, čia yra išgyvenimas. Verslas yra tada, kada tu matai, kada tu kitam suteiki galimybę jam užaugti. Ne užsidirbti tik tai, bet užaugti kaip žmogui, kuris galėtų kitam tą perduoti. Ir aš labai laukiau Neolife, kada galėsiu, ir aš, kai atidarė čia tuos paskui mūsų susitikimus, galvoju, aš kiekvienais metais važiuosiu būtinai į šitą konferenciją, į stovyklą. Kiek galėsiu, leisiu savo, važiuosiu, nes aš grįžtu tenais kitokia. Aš grįžtu su šypsena, aš grįžtu tai, kad manęs ten niekas negali nubuksuoti, įrodyti, kad kažkas negerai. Aš esu tokia rami, patenkinta, žinanti, kad aš vėl prisijungiu kaip prie jūsų to 5G ryšio, kuris gerai veikia. Ir mano dabar ta šeima yra tokia patenkinta ir mano Aironas, 18 metų bus gruodžio mėnesį, sako, man turbūt patinka tie jūsų Neolife žmonės, nes sako, man patinka vis labiau, kaip tu kalbi, nes aš ieškau žmogaus vertybės ne specialybės prasme, bet žmogiškumo prasme. Ir aš jam sakau, Aironai, rinksies specialybę. Ir visada gyvenime turėti Neolife verslą todėl, kad jis tave dar labiau pastiprins kaip žmogų eiti ten, kur tu tiesiog nori, tai yra kryptis labai stipri. Tai aš linkiu visiems, kad tikrai nepamestumėt šitos galimybės, nes jinai šalia to, ką daro, dar labiau padarys su stipresniais žmonėmis. O jeigu pasimsim tik tai šitą galimybę, tai rodysim kitiem, kad jie gali būti dar geresniais žmonėmis. Tai ačiū, Algi. Labai gerai, ačiū. Ačiū, Vaida. Negali būti jau po to kažkoks toks abejingas viskam, nebeišeina. Girdant tokias istorijas,
Ir užbaigsime paskutinę vertybę, kuri yra, manau, turbūt pati galbūt ir svarbiausia, nuo kurio prasideda viskas, tai ilgalaikė vizija. Kiekvienas, kuris turi viziją, tas laimi. Neturi vizijos, pralaimi. Taip, apie vizijos reikšmę, vertybę, prezidentinės komandos narys, 4 rubinų direktorius Aivaras. Ar nepavargot? Jau norisi bėgti, bet su ašarom. Taigi ilgalaikė vizija. Kas tai yra? Mes kai buvom grupių vadovų tam suvažiavime, Kendra piešia tokią viziją, kur kompanija eis, kaip jinai ten bus 10-tukė, kaip ją visi žinos, kaip į Afriką nuvažiavo, jinai ir ant kuprinės, ir ant tašės, rankinės buvo logotipas New Life ir kažkas oruose sako, o, New Life. Tai vat, kad jau visas pasaulis žino šitą prekinį ženklą ir taip, įkvėpia, atrodo, kaip čia ta kompanija, tokią plačią viziją, turi tokių jaunų, energingų, užsidegusių kalbėtojų, kuris ką tik ryte išvyko, jau turi. Ir atrodo, super, ne? Dalyvauti tokioj, kuri mato priekyje perspektyvą. Ir tada mes kaip prezidentimų, ta dalis, komanda turėjom tokią sekančią dalį ir turėjom progą asmeniškai su ją pabendrauti. Ir aš tada klausiu, mane užkabina, sakau, o kaip jūs tą žinomumą prekinio ženklo padarysit? Kaip, ar reklamas? Taip smalsu, žinai, sako, jūs padarysit. Tai todėl mano šitas pranešimo kampas ir bus apie mus, ir kaip padėti tai mūsų svajoniai virsti tikrovę, o šitos bendros vizijos kontekste. Ar žinot, kas čia? Paparčio lapų, paparčio žiedo atradėjos. Ir mes tie, kaip sakant, šalia esantis vyrai, kurie kai kada dalyvauja, prisidedam ir džiaugiamės. Bet faina, tokį gyvenimo būdą gyventi. Kas norėtumėt būti prezidentinės? O kodėl? Dėl ženklelio? Ar pavadinimo? Paparčio žiedo? Ar to gyvenimo būdo, tokių pajamų, tos laisvės, ar to jau autoriteto, tos įtakos, kurią jau jie daro? Ką? Norėtume turėti bent jau po 1000 žmonių organizacijų, bent jau. Tai kaip tai atsitinka? Pradžioje atsiranda 1000 žmonių organizacijų, o tada jau tu tampi kažkokiu kitokiu. Esmė ir yra tame, ar tu pasiruošęs ir padaryti tai, ką darė šitie žmonės, kad atsidurtų tam savo gyvenimo taške. Rezultatą, vaisių raškyti labai mielą, visi mielai ims, bet ar sumokėsi kainą, ar pagulėsi po tais tiltais, kaip Algirdas su Vitalija, ir taip toliau. Neįsiu dabar į detalės, kiekvienas iš mūsų turim savo patirtį, lygiai kaip ir jūs. Turit savo priežastį, bet šitie žmonės ėjo ir nuėjo, ir visi mes tam pačiam, kaip pradėjom nuo to paties. Tai klausimas ir yra. Pradėk nuo savęs. Netrokšk, kad pasikeistų aplinkybės, kad palengvėtų, kad nebeliktų problemų. Geriau norėk stiprybės, turėt kompetencijų, turėt stuburą, išstovėti ir praeiti. Nes aplinkybės jos visada bus priešiškos. Niekad taip nesusiklostys, kad tave visą laiką glosto palei plauką. Ir tave kaip tą kvepiantį nuneša ten, kur tu nori. Dažniausiai nuneša visai ne į tą pusę. Tai esminis klausimas, koks žmogus, kas per personaliją, asmenybę tu esi. Nes čia yra visi tie sėkmės raktai. Jeigu tu nenori, ar, pavyzdžiui, matai save ir tu nenori sekti tokiu savim, tai tapk kitokiu. Kad ne tik tu pats norėtum, bet ir žmonės jungtųsi. Tai dabar pasidalinsiu 5
tokios pagreitintos turbo augimo, asmenybės augimo raktų, rinkinių. Tai vat pirmas yra aiškumas. Be galo svarbu aiškiai matyti. Ir Markas Tvenas yra pasakęs, sako, aš galiu bet kokį žmogų pamokyti, kaip pasiekti, ko jis nori. Žinot, ką yra problema? Kad daugelis net nežino, ko jie nori, negali vardinti. Jeigu vaiko paklausi, ko tu nori kalėdom? Tai staigiai. Man tokios mašinytės, tokios žaisliuko, arkliuko, suknytės, tokio žaidimo, labai viskas aišku. Duok kokį sąsiuvinis, ten užrašys, priklijuos ir jis tiksliai žino. Duok suaugusiam kokį tą svajonių sąsiuvinį, praeina 9 mėnesiai, kur turėtų kažkas gimti, žiūri, jis dar tuščias. Tai kodėl taip yra? Kad kažkada svajojo, kažkada, nusivylė, dabar gal jau bijo, nes jau turi patirtį. Tai kad nenusivyl geriau iš viso išvengti. Ir kiti psichologiniai mechanizmai, čia psichologai galėtų paaiškinti, bet netgi duomenų srity, žiūrėkit, suradau tokį, kaip duomenys yra. Mes visi naudojamės kompiuteriais, telefonais, mobiliais, ar ne? Kas supranta, kaip jie veikia, kaip ten vaikšto, kaip ten pliusai, minusai, išsijungia, nedaug kas, bet mes jais naudojamės. Reiškia, išsigryninta, kai jau duomenys pateikti tokia visiems suprantama forma, per patirtį, per istoriją, čia tas pats ir mūsų veikloje, bet ir mūsų svajonėse. Tu turi išsigryninti iki kažko labai suprantamo ir konkretaus. Tarkim, jeigu imam tą patį namo pavyzdį, aš noriu tokio nuostabaus gyvenimo. Aš noriu būti laimingas. Aš noriu, kad viskas būtų gerai. Kaip panašiai namo, aš tokio noriu, faino namo. Kad ten man būtų gera. Tai kokio namo? Prie ežero, medinuko, kartu kokio vieno aukšto, kiek kambarių, koks plotas, kas konkrečiai, kokios paskirties, o gal tu nori tokio prabangaus. O gal iš vis tu esi entuziastas iš Šiaudų ir iš Molino, nori nusilipdyti pats save realizuoti, negyventi kaip bitė čia. Tai laisvė, bet viskas priklauso nuo to, ką tu matai. Kaip tu pamatysi, taip ir bus, nes jeigu tu nematai, tai bus niekaip. Kažkaip kas atliko. Taip, gyvenimas surėdytas. Tai mes esam savo taške tam tikram A. Ne? Taškas A. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, man netinka kaip aš. Čia, aišku, visi, kurie jau kelyje. Bet atsiminkim savo pradžią. Kodėl mes ėmėmės? Kažkur buvo problema. Kažkur buvo stygius, kažkur buvo skausmas. Ir tada aš galvoju, aš noriu to, ar ne? Man reiktų to, aš noriu vaikų, man reikia ten laisvės, man reikia pajamų, man reikia kažko, kas gyvybiškai svarbu, man be ko negaliu gyventi. Tai kaip tą svajonių žemėlapį, aš jau išsigryninau kaip tą namą. Ir jeigu aš neturiu vizijos, net šventam rašte parašyta, be vizijos žūsta tauta. Arba aš neturiu namo brėžinio, tai ką aš pastatysiu, dabar čia statom, tai kas gausis. Tu turi aiškiai žinoti, ką tu nori pastatyti. Tai tu turi aiškiai žinoti, kokio rezultato tu nori. Dabar pratimuką savo pasidarykit. Įsivaizduokit, kad dabar yra po metų. Tarkim, kitus imam, kad būtų pilni metai. 25 metų gruodžio 31 diena. Įsivaizduojam. Ir dabar jūs švenčiat su draugais ir atsisukat į kažkokį draugą ir sakot, nerealiai, fantastiški metai, tobuli, aš neturėjau geresnių metų. Kažkas tokio, kokie gyvenimas man pasikeitė. Tai dabar, kas tai padarė? Kas turėjo įvykti tokio, kad jūs galėtumėt 25 metų gruodžio 31 išreikšti tokį džiaugsmų šūksnį. Kas tai? Čia aš ir kalbu apie tą konkretumą. Kas padarytų jums tokią reakciją? Ir tada paimam ir pradedam nuo galo. Kai aš jau žinau rezultatą,
nuvedam tuo keliuku iki dabartinio va to taško, iki mano situacijos šiandien. Ir ką aš turiu padaryti, kokius žingsnelius padaryti, kad ten ir atsidurti. Bingo. Vat jeigu tai vyksta, tas konkretumas, konkretų žingsnelį aš įdedu į kalendorių, procesas užsikuria. Tai dabar, antras be galo svarbus momentas. Ką aš kalbu? Žodžiai. Nes juk mes laisvi, ne? Ką noriu, tą darau. Minkštas liežuvis kaulų sulaužo, patarlė sako. Nu, reiškia, aš galiu ten tauzyti, kiek ko noriu, ar tylėti galiu, aš valdau. Nu, ir vat, žodyje, liežuvio galioje gyvenimas ir mirtis. Ir dabar, pavyzdžiui, tarkim, jeigu čia pamokslą Algis sakė, tai aš iš švento rašto irgi paimsiu mintį, kad ten žodis kuria. Žodžiu kuria. Reiškia, tu įvardini tai, ko dar nėra, lyg tai taip jau būtų. Nu, nes mes kuo tikim, ką mes matom, mes tą ir kalbam. Nu, toks principas. Aišku, tai veikia abi pusės. Nu, pavyzdys, aš jau kažkada sportavęs ir jau man pribrendo. Nu, ir aš savo įsivardinu, gerai, aš jau viskas. Noriu sportuoti, pats neišjudėsiu. Noriu su treneriu, pradėjau ieškoti trenerių, jau kažkokį suradau konkretų. Ir nežinau, kaip taip įvyko. Bet kai tu apsisprendai, pradėjai kalbėti, ar ne, išpažinti, lyg tai to dar nėra. Tikšt aš gaunu kalėdinę dovaną, jau ten treniruočių seriją su tuo treneriu. Kaip čia paukštelė nuskanavo, kas čia įvyko, žinai. Tai va tada aplinkybė kažkaip pradeda viskas vykti, net nesupranti kokiu būdu. Aš aišku užsikabliavau, jau važiuoju ten išnaudoju tą ir toliau jau moku pats. Pusę metų tęsiasi. Ar kas nors matosi? Dar ne, bet apie tai biški toliau. Matosi ar nesimato, biški toliau. Bet dabar kitas pavyzdys, va žavi dama sėdi, Ramona. Jinai tokia manekėnė, bet tada pasirodo vaikystėje buvo aktorė. Ten kažkurioje klasėje ir ten tam būrelyje vaidino ten su kažkokia vadovė spektakliuką ir viską gerai padarė, bet kažkokią kitą grupelę ten dar geriau matyt padarė ir jų ta trupė gavo 2 vietą. Mokytojas reakcija, žinot, kokia buvo? Nu, sako, aš su visom grupėm, sako, aš neturėjau tokios grupės, su kuria užimčiau 2 vietą. Iškai, su visom užimdavau 1. Taip pasipiktinusi, vat išreiškė tokį. Ir kas atsitiko su žmogum, mažu vaiku, jinai nuo tos dienos nustojo tą darius. Ir tai tęsiasi visą gyvenimą. Žodžiai, ką padaro? Kažką atriša, sukuria, žinai, padaro matomu ir tai pradeda įsikūnyti, arba tai užkerta, sustabdo, kad tu toks ir tu galvoji toj vietoj, kad, žinai, įdomiausia, kad mes patys savo, va taip kalbam. Aš, va kiek bandžiau, man niekaip nesiseka numesti svorio. Kas čia įvyko? Aš save tokia į kilpą tik varau. Nes, aš kiek ką bandau, bet man vis tiek neseks, čia aišku. Nes ašgi tikiu savim. Jeigu mokytoja tikiu, tai tuo labiau, ką aš pats įsivardinu. Aš su kuo kalbu, tai kažkaip nieks nenori. Kiek kam bandau pasakoti, tai nieks nenori šitos melafė. Ne? Visi jau ištekėjo, visos mano draugės arba va, visi tie mano hebra jau vedė, aš turbūt nepavyks man. Ir dabar kilpa užvečiu. Čia tiek prasiskolinau ir aš, kad jau dirbsiu visą gyvenimą, aš netiduosiu tų skolų. Algirdas ką tik sakė, ne? Bet jie ties to nesustojo. Ne? Kalbėsim toliau. Tai dabar pratimas, kaip va to išvengti? Kaip bent suprast, kad aš taip kalbu? Norit savo ateitį suprasti? Įsirašykit dieną, 2 parą, nežinau, naktį, kad ir kalbat. Ką kalbat? Ką paskui biškį pasiklausyti. Ir tada pasidarykit tokį testą, pavyzdžiui, kai jau pasakot mintį protingą ir sakykit, tai aš ir noriu, kad tai būtų. Man niekaip nesiseka, kiek bandau, niekaip nesiseka numesti svorio, aš ir noriu, kad tai būtų. Kiek ką bandau, su kuo kalbu, nieks kažkaip nenori tos new life, aš ir noriu, kad tai būtų. Kažkaip kiek dirbsiu, matau, kad čia aš jau visą gyvenimą netiduosiu skolų, bet aš ir noriu, kad tai būtų.
ir taip toliau. Normaliai testas. Čia veidrodis. Tai va, tai be galo svarbu, nes žodžiu mes įvardinam, ko dar nėra. Ir tai gali kažkas į gerą įvirsti, bet gali ir į blogą. Nes tai dviašmenis kalavijas. Eina abiem kryptim. Dabar trečias, labai svarbus toksai momentas, niuansas. Asmenybės toks nepertraukiamas, nenustojamas augimas, tobulėjimas. Žmogus sėdi vat kažkame ir jeigu tau tai tinka, nu tai tu taip plauki pasroviui ir atsitinka kas. Pavyzdžiui, teko girdėti tokią istoriją, kad moteris baigė mokyklą ir atšventė per tą jau šventę, kad pagaliau ir nustojau mokytis ir pagaliau laisvė, galėsiu nebesimokyti. Ir praėjo 11 metų ir apsičiupinėjo, kad jinai jau po tų 11 metų tokia rutina. Jinai grįžta iš darbo, nieks neįdomu, nes nieks ją nesužadina, nieks jokių kažkokių neturi svajonių, jokių tikslų. Tiesiog plaukia pasroviui, tada žiūri tos serialus, kitų gyvenimus, nes kažkaip reikia, ne? Su vyrų santykiai, galiausiai skyrybos ir dukrytė ten žiūri, kad jinai va taip va gyvena ir galvoja, pavyzdį, kokį pavyzdį mato, kaip čia ta moteris. Krizė. Tai ir jinai apsisprendė kažką daryti, keisti. Ir nusipirko pirmus mokymus ten ar už $100 čia amerikietė. Jei čia buvo toks iššūkis, niekad gyvenime to nedariusi. Kažkokius ten kursus už $100, sako, ir aš tada save pagavau, kokie sukneliai ar ten rankinukai, tai išleidžiu, tai tada daugiau. O čia, žinai, gali pakeisti mano ateitį. Ir tada išgirdo vieną, ten, toks John Maxwell, gal žinot, yra mokytojas, mintį, patarimą, sako, daugiau pastangų skirk tam, kad pats pasikeistum ir išaugtum, negu tam, kad gerai atliktum tau skirtus šiandienos darbus. Nes tu atliksi darbą, gausi algą, niekas nesikeis. Nes jeigu taip savaime viskas ir vyks, tai savaime tik blogėja, nes tu sensti, jeigu nelieka, pinigai nuvertėja, reiškia, perkamoji galia mažėja, mažiau gali benupirkti, jeigu alga neauga, jeigu tu nestiprėji, tai tu degraduoji. Žinai, tai vat, o jeigu tu investuoji į augimą, tai bus atlyginta tau sėkme. Reiškia, realiai pasikeitusi gyvenimą. Čia jūs visi labai labai gerų vietoj. Ir tas Maxwellas sako, jeigu vat, aš galėčiau ateiti pas tave į namus ir pasižiūrėti vat, parą ar ten 2 paras, ką tu darai arba ko nedarai, kaip talkies, atsikeli ar ne, ir kokie tavo veiksmai, kokie sprendimai, kaip realiai va tavo ta rutina, kas toj dienoj vyksta. Ir aš tau 100% pasakysiu tavo ateitį. Tai bet nereikia, kad jis ateitų į namus, patys gai su galva esame. Tai brangiai, ne tik įsirašykim, ką šneka mane, bet dar biškį pasifilmuokim, ką darom. Tai va, dar vienas, ne, toks punktas, nuoširdus dėkingumas, jisai yra, kaip čia, stebuklų magnetas. Nes tokia pozicijoje būna esanti širdis, kuri dėkinga, jinai pastebi galimybės. Jinai pastebi galimybės. Nes kai tu kietas ir viską pats žinai, dar kitus gali pamokyti, tai tu labai praeini su batais pro altorius. Žinai. Bet jeigu tu dėkingas, žiūrėk, turint komandą, tu dėkoji, padėkoji, pastebi kitą, nes čia fokusas nebe tai, kad ir už ką tu dėkingas, ne, savo gyvenime, bet tu ir kituose pradėjai tą pastebėti. Kaip jaučiasi žmonės, kai tu jam dėkoji? Jis net nepagalvoja, kad čia kažką padarė. Bet kaip jaučiasi, kaip tai augina komandą, kaip tai kokią atmosferą kūrė. Kalbam apie klijus, ne, sieną, kad stovėtų, reikia klijų. Ir Oprah Winfrey yra pasakęs, žmogus turint 3 milijardų vertės verslą, nuo nulio pradėjo. Čia pavyzdys, kad moteris juodavodė gali būti sėkminga. Sako, aš supratau, kad tai, jog užrašai kiekvieną dieną, už ką esi dėkingas, yra vienas stipriausių sėkmės veiksnių performuojančių gyvenimą. Tai Rimvydas turi tą sėkmės dienoraščio praktiką. Tai pakainuoja, aš pagalvoju, kad į pradžių sudėtinga, bet paskui tu įpranti ir tu pradedi matyti. Arba tu žiūri pro negatyvą akinius, arba pro tokius. Kažką gero pradėjo ieškoti, kaip ta bitutė, žiedų toj pačioj pievą, ar ne? Jeigu ta mokytoja būtų pasakęs, vaikai, matau nerealiai, kaip jūs čia padarėt viską, ką galėjot. Nu, bet kiti tam buvo stipresni kažką, bet mes kažką pakoreguosim, tu per pozityvą.
Kas būtų šiandien? Gal čia sėdėtų aktorė, žinoma. Randat? Likimai mūsų, kaip matai, ką kalbi, tai kuria arba griauna. Ir dabar dar paskutinis punktas, ne paskutinis, bet paskutinis iš to rinkinio, tu esi davėjas. Ką reiškia davėjas? Dieve, ten, pakeis mano gyvenimą, palaimink mane, ten, padaryk, kad jis ten toks ir toks būtų. Sako, aš jau padariau. Kaip? Nieko nematau. Tai aš to daviau sėklą. Aš to daviau potencialą, aš to daviau, galę nuspręsti, daryti veiksmus. Sėkla. Tai sėkla, tai reiškia mes iniciatoriai. Tu esi tas, kuris nusprendė, sakai, bus taip, darau taip. Ir eini žmogų kažkokio tai santykių. Sako, kaip šauksi, taip atsilieps, ar ne? Duok ir bus tau duota. Pradžioj duok. Ar ne? Tu eini žmonės ir jie atsiliepia. Eini ten, kur žmonės išgirs jų poreikius ir jie atsiliepia. Žiūrėk, viskas prasideda. Tai dabar, žiūrėkit, principas skamba taip. Kai tu sėji, tu pjausi. Niekada nepjausi, nepasėjęs. Nebus atvirkščiai. Pradžiai sulauksiu, kol bus mano organizacija 1000 taškų, 1000 žmonių, tada galbūt pagalvosiu, kaip taps tokiu panašiai prezidentyviu, su tokiam savybė. Ar vis dėlto aš išsiugdau palaipsniui tas savybės ir palaipsniui viskas išorė atspindi. Tai pradžiai yra investuok, daryk kažką. Kaip sakiau, ar matosi, dar nesimato ant manęs, nors aš jau pusę metų ten dirbau. Aš apsisprendžiau anglų mokytis, aš turiu tikslą angliškai tam kažkoks pranešimus daryti. Pusę metų irgi su mokytoja. Ar jau matosi, ar aš jau čia laisvai kalbu, dar ne. Bet tas Stevenas sako, kad jau supranta, ką aš jau čia kalbu. Ir aš jį suprantu. Ir net tokio barjero, kaip anksčiau, aš toks žiūri, kompleksuotas žmogelis, mano praeitis. Tai kažkokio nebeliko, tiesiog kalbi ir augi, tą mokytoją, žodžiu. Bet pradžioj žengi nežinia tarsi. Tu pradžioj lyg atiduodi, tau kainuoja ir tu nežinai, ar bus grąža. Toks principas. Jeigu tu sėjai, pjausi. Anksčiau ar vėliau, tu pjausi. Įdomu, kad tu pjausi tik po to, kai pasėjai. Ne atvirkščiai. Ir dar tu pjausi tokios rūšies derlių, kokią sėklą sėjai. Jeigu aš einu ieškau tik klientų, tik su sveikatos poreikis, viskas gerai, atsiranda klientai. Bet, štai kaip su žuvim, ne? Apgaudau kilbukus, ir užkimba kilbukai. Užmasinu kilbukus, kablį užmetu kilbukinį, ten su tavai plūdina, mėtau. Gali kartais užkipti ir lydeką, bet ne ant kilbuko užkips, o ne ant mano ten. Bet jeigu aš einu lydeką, aš esu žvejas ir man patinka spiningaut, tai visai kitą sortimentą tu pasirenki, ne? Woblerį, blizgutę, ir visai kitur eini, ir visai kitur metu. Tai suprantat, rinkoje yra ir visokių žuvų. Ką einat, ko gaudi, tą ir pagausit. Bet lygiai taip pat ir su to, kaip šauksi, taip atsilieps. Čia ir apie tą santykį, iš kokios širdies mes einam į žmogų. Jeigu aš noriu juo tik pasinaudot, tai jis nuo manęs bėgs. Bet jeigu žmogus jaučia, kad jisai yra, kad aš esu jam šansas, jisai manim seks. Tai dabar, tu pjausi daugiau negu pasėjai. Vėlgi. Dėsnis. Tada, kiek daugiau jau čia priklauso ne nuo tavęs, net ne nuo sėklos, nuo dirvos. Kalbėjom kažkada, kad skirtingos dirvos, kažkas išdžiūvė, nunyksta, bet yra dirva, kur 30-teriopai, 60-teriopai, 100-teriopai. Ta pati sėkla, tas pats veiksmas, tu nežinai, neparašyta. Kaip Ana Marija sako, ant krūtinės neparašyta, mano aplinkybės yra pasiruošusios. My circumstances are ready. Nepasiruošusios, neparašyta. Tai tu nežinai, tai jų nespręsk, tiesiog siek. Ir dabar pabaigsiu istoriją. Viena tokia pamokančia, labai faina istorija. Tėtis su mergaitė, su dukryte sutarė. Tiksliau, dukrytė su tėčiu sutarė. Tėti, norim žaisti. Ten dirbais, šeštadienį. Skirsiu dieną tau. Gerai, šeštadienis dar neprasidėjo, jau dukrytė laiptųsi į apačią. Tėti jau skirtas, atsibudęs, nori padelį bent kavos įsipilti. Sako, žaiskim. Palauk, aš tuoj papusryčiausiu. Ir tėtis tada išplėšė iš laikraščio tokį žemėlapį, surado, suplėšė gabaliukais ir davė mergaitės. Gerai, kol aš čia kažką ką padelį išgersiu, surink, tokį kaip puzlę. Ta mergaitė, jis nespėjo dar nieko dorai padaryti, jau surinkau. Kaip tu tą padarai? Kaip čia taip tau greit gavosi?
Sako, tu kadavai man lapelis nukrito, žiūri, ten moters veidas. Aš tą veidą surinkau, apverčiu, žiūriu, čia žemėlapis. Žemėlapis taip sudėtinga nebūtų. Kaip čia visus galus gyvenimą sugaudyti? Pažiūrėkit, tas principas tinka visiems, vyram irgi, bet labiausiai moteriam. Moterių dauguma. Tai va tiek kartų jums labiau ir tinka. Kai tu surenki savo pačios vaizdą, visas pasaulis atsistoja į savo vietas. Ačiū.